Kuomet įrašinėjau video apie Ryanairo puslapį, kaip jį galima išnaudoti greitai, norint susirasti kelionę bet kur, už mažai, keletas iš tų, kai žiūrėjo, manęs paklausė, o kaip susirasti, kur nakvoti, taip pat pigiai, kaip galima keliauti su Ryanairo. Ir mano vienintelis atsakymas yra Booking.com. Jeigu kažkur keliauju ir negaliu susirasti, kas galėtų mane priglausti per Couchsurfing, tuomet Booking.com mano yra paieška ir vienintelis, ko ieškau. Kartais dar pagooglinu, tarkim, hostel, hotel ir pridedu tą miestą, bet labai retai kas randa turbūt pigiau nei būna Booking.com. Ir dabar apie tai, kaip jis veikia ir ką su juo galima padaryti. Tai yra, kaip užsisakyti nakvynę. Jeigu mes norėtume apsistoti, tarkim, Vilniuje, Vilnius, nustatom datą. Gerai, pasirinkim, tarkim, vidury savaitės 17, 18. Vienas kambarys, vienas suaugęs be vaikų. Are you traveling for work? Ne jūsų reikalas ir spaudžiame search. Viskas. Išmeta visus pasiūlymus, kurie yra pas juos. 328 pasiūlymai rasti. Mums reikiamos datos, vienas suaugęs, no children, ir galime rinktis, ko norime, už kiek norime. Kaip dabar pasirinkti tai, kas jums tinka? Mano pirmas ir vienintelis svarbiausias yra kaina. Kiek aš pasirengęs mokėti už tą naktį. Kaip visuomet, aš esu pasirengęs mokėti mažiausiai. Lowest price first. Spaudžiant jo ir dabar viršuje atsiras visos vietos, kurios kainuoja pigiausiai. Kaip matom, 5 baksai naktis ir 5 euro hostel Vilnius. 5 eurų hostelis Vilniuje. Yra naujamiestė, jis yra prie pat autobusų traukinių stoties. Hostel Filaretai 8 baksai. Kaip dabar išsirinkti, ko nori ir kur norėtum apsistoti? Aš vertinu dar pagal atsiliepimus. Matome 7,2, 7,3, 8,6. Bet čia vietų jau nebėra. Hotel Congress. Tai turbūt ir kaina būtų didesnė. Hostel Vilnius 8 baksai, 6,9, 8,5 ir 9 baksai. Tai tada pagalvoj, galbūt verta mokėti 9 ir turėti daug geresnį servisą, nei mokėti 5 ir už 7,2. Kita vertus galima paskaityti tiesiog, kokie buvo atsiliepimai ir kodėl ten buvo blogai tiems, kas vertino ne maksimaliai. Gerai, mes einame į BNB. Ok. Ir žiūrim, ką jis siūlo. Nuotraukas visada pasižiūriu, kas per vieta, kaip ten viskas atrodo. Taip, ką siūlo? Rooms with city view, free Wi-Fi, ok. Ir čia atsiranda apačioje visi tie pasirinkimai. Tie visi tos nuolaidos, aš jom nelabai tikiu, ypač kai būna 100% nuolaida. No way. Ir dabar galima rinktis. 1, 2, 3, kiek žmonių būsit ir tokia ir kaina bus. Dabar kairėje yra kas per kambarys. Lova 14 lovų bendrame kambaryje. Tai reiškia, kad gali būti ir vaikinų, ir merginų tame kambaryje. Lova 8 lovų bendrame kambaryje. Lova 10 lovų bendrame kambaryje. Lova 6 lovų tik merginų moterų kambaryje. Tai vadinasi, ten negalės būti vaikino. Nors Sidnėjui aš tokiam kambarį miegojau, nes atėjau, tiksliau aš užsisakiau, mačiau, kad ten yra female. Kadangi tai turbūt buvo viena iš pirmųjų mano rezervacijų. Galvojau, čia šiaip ant bairio. Ateinu į hostelį, ten rusakalbė mergina man aiškina, kad sako, tu merginų kambaryje užsisakei. Taip, mačiau, bet nesupratau. Tai sakau, ką darom? Sako, galim bandyti, bet jeigu, tu tada turi nueit prašyti
paklausti, ar tave priims ar ne. Tai viskas baigėsi, kad priėmė, bet tos dvi, kurios atėjo į kambarį ir pamatė, kad yra vaikinas, iš reakcijos supratau, kad jos gerokai nustebusios, kaip čia gali būti vaikinas. Tai jūs to nedarykit, nes tiesiog jums gali nepatvirtinti ir atšauks. Taip, double or twin room with city view. Tai tiesiog kambarėje dvi single beds, dvi atskiros lovos ir jūs arba būsit dviese, arba būsit vienas. Viskas priklauso nuo to, kaip pasirinksit. Ir dar kiti pasiūlymai, bet čia turėtų būti brangiau. Taip, vienas užsakymas 30 €. Tas pats ir su double, o visi kiti, gerai, merginų 13 baksų, 11 baksų 8 lovų, 9 baksai 14 lovų, 13 baksų yra 10 lovų bendrame kambaryje. Tai taip pat ir pasirinkė. Dar kairiau yra visi atsiliepimai. Close to bus and train stations, really good atmosphere in the hostel and good price. Okay, I booked for a private room. It was extremely spacious with queen size bed, 2 seat sofa and 2 single armchair. Very close to train and bus station. Okay, tai jeigu matot, kad yra labai daug gerų atsiliepimų, tai jums tinka, valio, bukinat ir vargo, nematot. Taip yra Vilniuje, taip galima užsisakinėti hostelį. Gerai, jeigu mes esam ponai ir mes sakom, kad mums duokit 5 žvaigždutės pradžioj, o visi varguoliai tegul miega 1 žvaigždos Kempinskis. O kiek Kempinskis kainuoja? Gerai, nuotraukos viskas aišku. 297, 330. Dviejų nemačiau, tai pasirodė, kad 97. Gerai. 297, ką už tai duoda? Breakfast included, free cancellation, prieš 16 valandą, gegužės 17. Vadinasi, mes galim atšaukti tą pačią dieną prieš atvykdami. Tai yra labai gerai. Ką mes gauname? 2 atskiras lovas, 27 kvadratus, oro kondicionierių, privatų dušą, safety deposit box, oro kondicionierius, šildymą, tualetą, vonę, televiziją, minibarą. Ok. 330 Superb. Gerai. 274 Deluxe. Ką jūs turit brangiausia? 450. Executive Sue, jumis sold for 626. Nu, nepasisekė. Tai tokia yra alternatyva hosteliams, aišku, yra pigesnių, čia yra vienas brangesnių variantų. Jeigu mes norime ne Vilniuje, mes norėkim, tarkim, Kopenhagoje, kuri miestas yra brangus ir po apsilankimo ten aš supratau, kad ten susirasti nakvynę yra ganėtinai brangu. 23 baksai naktis, 26. Gerai, mes, tarkim, vėl išsidėliokim lowest price first. Ir 23, 24. Aš atsimenu, kad rugpjūčio mėnesį be 40 eurų nebuvo galima rasti. Pasižiūrėkime, ar dabar taip yra. Galbūt tuo metu dar turistai labai keliauja ir dėl to kaina buvo 37. Gerai, lowest price first. Prieš tai ta pati vieta buvo už 25-27. Iš anksto dar matyt galima susirasti kažką žemiau nei 50, bet kuomet artėja ta diena, paprastai hostelius užsisako tie, kas nori būti tikri, užsisako prieš kelionę, bet dažniausiai tai vyksta, atvažiuoja į miestą ir ieškai kur miegoti. Arba iš vakaro. Tai gal dar ir tas turi įtakos, kad kaina būna didesnė. Kopenhagą matom bent kelis kartus brangiau nei Lietuvoje. Mes keliaukime į Praguję, Czech Republic.
ir žiūrim, ką čia galės pasiūlyti. Gerai, mes galbūt netiek toli, grįžtame į May 17 ir May 18. Viskas lieka tas pats. Ir pasižiūrim čia kainas, vėl lowest price first ir 13, dabar už 7, už 8, nu gerai, Hostel Fontana ar koks čia Fontana. Tokios lovos girgžda. Mano patirtis su tokiom lovom girgžda. Matome, kad yra spintelės, kurios yra užrakinamos, tai tam tikras saugumo garantas yra, bet tokios lovos jos mėgsta girgždėti. Taip. Pasižiūrim į bendrą vaizdą. Čia yra medinės lovos galbūt saugiau, bet viskas priklauso nuo to, kas yra po čiužinio. Ar ten medis, ar ten kažkokios sprandžinos, nes ir jos dažnai būna įdubusios, tai vėl tas miegui nėra patogu. Review 6 iš 6. Tai jau reiktų skaityti, kodėl jis toks yra, kodėl tokie reviewsai. Taip, 8 baksai. Kas dar 9,9. Good. Aš čia miegojau už 5 eurus. Pasižiūrim, kur dar. Budapeštas. Budapeštas, Vengrija, vėl mes datų nekeičiam. Čia irgi prisimenu kaip vieną iš pigesnių, tai yra pigią nakvynę teikiančių miestų, nes vėl kainos buvo nuo 5 baksų, čia 7 dabar, 8, 5 Seasons Apartment, galbūt net šitam ir esu buvęs. Inner City Hostel, šiaip čia buvo labai faini hosteliai, man patiko, aš 2 miegojau, tai buvo viskas, wow, buvo labai gerai. Netgi žmonių kambaryje nebuvo tiek daug, vienur buvo lovos vienaukštės, kitur 2 aukštės, tai patogumas tikrai buvo geras. Dabar kaip užsisakyt? Nu gerai, šitas tarkim patiko. Ir aišku, prieš tai dar reikėtų užsiregistruoti Booking.com, suvesti savo vardą, pavardę, adresą, telefonus ir kortelės numerį, nes kartais reikia tiesiog apmokėti, arba jeigu tu užsisakai, neatšauki ir neatvyksti, jie vis tiek nuskaičiuoja pinigus. Tai tiesiog dėl to, kad nebūtų taip sukčiaujančių. Gerai, free cancellation before 16 Mėjus 2017. Gerai, mes tarkim vieną pasiemam, I'll reserve, ok. Spaudžiam, suvedam visus duomenis ir gerai. Nieko nenorim, continue. Kažką blogai. Address. Confirm your reservations. Ir čia, jeigu nesat prisiregistravę, tiesiog įvedat savo kortelės duomenis ir viskas. Ten buvo rašyta, kad nėra papildomų, nereikia iš anksto apmokėti, viskas susimokėja. Today you'll pay 0, you'll pay at the property, vadinasi, atvykus į vietą, tu tiesiog sumokėsi. Kai kur leidžia sumokėti kortelę, kai kur prašo tik tai grinų. Turėkit tą galvoje. Japonijoje buvo, kur reikėjo, netgi viena vieta, kur reikėjo jenas sukišti į aparatą. Grinų tas hostelio žmogus neėmė, turi sukišti į aparatą. Tai viskas taip yra. Nu gerai, mes galim toj pačioj Japonijai pasižiūrėti. Tokijo. Kiek ten kainuoja, nes atrodo toks miestas ir turėtų būti brangu, bet nes tai vėlgi tai yra labai brangus miestas keliavimui. Lowest priced first. Ir 23, 14 baksų. Šiaip, kai manęs klausia, kiek ten kainuoja nakvynė, sakau apie 15 eurų naktis. Tai 14-15 baksų tai yra labai gerai. Ir žinant,
kaip yra švaru, kaip jie prižiūri. Ten hosteliai yra iš tiesų aukšto lygio ir tie mokėt 14, tai tikrai žinai, kad gausi gerą servisą. 8,2, o čia review 6,3. Asakusa, pasižiūrėkim, kodėl tu esi toks pigus. Ar yra kažkur reviewsai 6,3. Gerai. The hostel was freezing even with the heating on. Vadinasi, buvo šalta kažkam, net ir šildymo įjungtas. Breakfast, visko ok. A bit dirty, messy, smelly. Also had to put a bed sheet on our own. I like that there is a shower on each floor. Okay. The stuff are terrible and don't really care about you. Štai taip. They have no emotion at all. We were arriving, smells. The beds are pretty comfortable. Okay. Okay, kokie dar minusai? Room and toilet not clean. Bed smells cigarettes. Prašau, unbright and the whole facility smells cigarette through third floor. Wi-Fi password didn't work. Štai taip, galbūt tada verta neiti šitą vietą ir 6,3, o gerai, mes tarkim 8,9. Asakusą išjungiam. Tokyo Hotel. Gerai, pasižiūrim į kainą, sold out. Neturi šitam. Gerai, Fabulous 8.9. Sometimes they close some entrance at late night, which is inconvenient. The bar is closing early. No, kad uždaro kai kurias duris, tai aš manau yra gerai, kad nevaikščiotų visi pro visur. The stuff needs to have better common in left your old mother with okay. Stuff not very flexible. Location service facilities. Great. Okay, it works. Tai štai taip atrodo kelionių bookinimas, tiksliau miego bookinimas, kur tu nori susirasti, kur miegoti. Kas dar yra svarbu, tai yra pasižiūrėti, kur ta vieta, kiek toli yra nuo centro. Grįžtame prie bendrų. Ir gerai, 15. Katsuhisa Tokyo. Pasižiūrėkim, ar čia rašo ar ne. Čia duoda tik tai adresą ir gali pasižiūrėti žemėlapyje, kur ta vieta yra. Jeigu žinai, kad maždaug kur tu esi, yra, tarkim, matom, yra metro stotelė. Štai, 15 čia. Aš matau, kad čia, tarkim, netgi čia auto stotelė yra, vadinasi, nukeliauti iki vietos tikrai nebus toli, jeigu, žinai, tiesiog susirandi, kaip pasiekti tą stotelę ir tada keliauji iki miegamosios vietos. Bet Praha, tarkim, dar kartelį patikrinkim, Pragoje, Respublika. Pragoje 06, Pragoje 01, 03, ten jie kažkaip numeruoja, tai 01 turėtų būti pačiam centre. Gerai, spauskim ant šito. Galbūt čia rašys, kiek toli yra nuo Public Shuttle minučių taksi. Čia irgi nerašo, galbūt jie pakeitė šitą reikalą ir neberašo. Bet atsimenu, kažkur ieškojau ir tikrai rašydavo, kiek nuo miesto centro yra. Great location, show map. Featuring 1 kilometrų nuo sinagogos, nuo 101. Tai vadinasi, pagal šitą galim susirasti, skaitant tiesiog jų aprašymus, kiek tai toli. Galbūt kažkur kitose miestuose pateikia tą, kiek toli nuo miesto centro prie adreso, bet vėlgi tai yra irgi pagal ką orientuojasi, ar tau teks toli važinėti iki miegamojo,
ar tai bus visada centre ir žinai, kad gali grįžti, tarkim, pasidėti kažkokius daiktus ir vėl išvaryti, nereikės pirmyn atgal važinėti, gaišt laiką, mokėt už viešąjį ir taip toliau. Štai taip atrodo nakvynio paieška. Kaip jau sakiau, nieko labai ypatingo ir nieko labai specialaus kažkokių žinių nereikalauja. Gerai, mes pabandykim dar pasižiūrėti Niujorke. New York City. Search. Niujorkas vėlgi brangus miestas ir žiūrim lowest price first, tikrai kažko $5, $3 Jazz on the Park Youth Hostel, kem $3, kem 9, taip kad o čia jau geriau šiek tiek pavažiuoti už miesto ir nemiegoti Niujorke, o tarkim Jersey City, New Jersey ir pažiūrėkim kaip čia. Low price first. Kem 5-8. Netgi Jersey nėra taip pigu, kaip galėtų būti ne Niujorke. Edgewater, New Jersey, ką dar prisimenu iš tos vietos, pažiūrėkime, ar ten jie turi ką nors. 302 pasiūlymai, žiūrim kainas, 100 šiam, o 302. Bet čia jau yra vėlgi Upper West Side New Yorkas, tai vadinasi aplink New Yorką brangu. Ieškokit couchsurfingą. Memphis. Tennessee. Ok, search. Memphis, 98, 134, 37, 40. Amerika brangi šalis, špyga taukuota. Tai viskas. Aš manau, kad supratote ir jeigu norėsit, jeigu žinot kažką geriau, na gerai, dar kartelį galim pasižiūrėti expedia.co.uk. Jie irgi teikia hotelius, skrydžius ir taip toliau. Mes pažiūrėkim hotel ir gerai. Praguja. Vėl 17, 18, adults 1, neadinam flighto ir žiūrim po kiek jie ras, ar jie ieško tik tai hotelių, ar ieško ir hostelių ir bet ko, kur tik tai yra laisva lova. 105 svarai, Hotel Elite Price. Yra 6 svarai, 7 svarai, 7 svarai. Vėlgi, matom, kad tai yra Expedia ir tai, ne ką pigiau. 6 svarai, tai apie 7 eurus, $7 kaip ir buvo prieš tai. Distance from city center, galima ir pagal tai. Kiek čia 0,05 mylios nuo centro, 8,5 svarai. Tai toks pasirinkimas gerai. Dar yra kajak.com, jis irgi hostels Praguja 17, 18, gestų 1, searchas. Žiūrim, kaip čia galima išsidėlioti, excellent, good, gerai. Ar yra kažkur kaina? Price ranges nuo 6 iki 11. Hostelių randa tik tai už 11 hotel. Art Harmony Pension Hostel. Ok. $10, gerai, mes mažinam iki 6, ar yra kažkas. Yra 6. Discounts Hotel Prague. Safe 7-8% netikiu. 6,1 reviewsas. Štai taip pas juos atrodo. Booking.comas duoda irgi. Tai
tokios paieškos, taip viskas vyksta. Žiūrėkit, ar jums tai tinka, ar turit savų kažkokių būdų, kaip susirasti nakvynę. Kaip jau sakiau, jeigu ne couchsurfingas, aš bėgu į booking.com, ką randu, pasiemu, jeigu tinka, nesuku savo galvos ir tas reikalas būna baigtas, tada galvoju, kur nukeliauti. Ačiū, kad žiūrėjot, jei patiko, thumbs up, subscribe ir aš jūs už tai labai labai mylėsiu. Kitą kartą bus dar apie kažką kitą, irgi kas su kelionėmis ir kas su visais tais reikalais, kas susijęs su kelionėmis. Ačiū, iki.